Tai iš principo tos gipsų plokštės yra gaminamos iš vienodo gipso. Iš ko jos gaminamos? Kaip jos yra pagamintos? Pagrindinės gipskartonio plokščių medžiagos, tai yra gipso šerdis, tai yra gipsas. Tas gipsas gali būti iškastinis, iš karjero paimamas arba tas vadinamas antrinis gipsas, ten iš, kaip pavyzdžiui, Anglijoje labai buvo populiarus, dabar biškiai gal mažiau, iš anglies, iš elektrinių, kur deginama anglis ir lieka tas technologinis gipsas, iš jo jį naudoja gipso kartono plokštėms. Ir antrasis dedamoji dalis pagrindinė yra popierius, tai yra gipsas ir popierius. Gipsas duoda tą kietumą, popierius plokštės stiprumą lenkimui ir gaunasi tokiam kompozicinė medžiaga. O ten jau įvairūs priedai, jeigu padidinto atsparumo ugniai, ten prideda stiklo plaušo, jeigu ten padidinto atsparumo drėgmei, ten pridedama silikono priedų, dedama netgi cukraus, kad gipsas geriau sukiptų su popierium, krakmalo ir taip toliau, ten daug visokiausių po to jau priedų. Tai iš principų tas popierius, jisai spalva jo esmės jokios nesudaro, taip? Taip, popieriaus spalva jokios esmės nesudaro, daugiau gal sudaro ten popieriaus kvadratinio metro masė. Ten, tarkim, jeigu padidintos purumo plokštės, padidintos smūgiui plokštės, jos turi tą stipresnį popierių arba tarkim, priešvėjinės plokštės, kurios naudojamos lauke, turi impregnuotos, kad nepelytų, bet šiaip pats popierius spalva galima nudažyti bet kokią. Ta spalva parenkama tam, kad statybos objekte būtų lengviau atskirti, kokia plokštė yra sumontuota, nes jeigu jūs naudosi visur vienodą spalvą, paskui sunku sukontroliuoti, ką statybininkai sumontavo. Taip grinai yra nudažoma. Jeigu ten yra smūgiam atsparus gipsas, kaip ir sakėt, yra priedai dedami, bet ir pačio gipsų masė yra žymiai didesnė, ar taip ar ne? Taip, tos plokštės, kurios turi padidintą atsparumą smūgiams, jos paprastai yra sunkesnės. Tai yra, kaip sakyti, šerdis užpildyta labiau. Jeigu taip šnekėti apie paprastą gipsą, tai yra stengiamasi daryti tą šerdį kuo lengvesnį, nes yra netgi technologijos, kad ta šerdis arčiau kraštų yra tankesnė, o viduryje gali būti net ir burbuliukai. Ten stengiamasi tą plokštę padaryti kuo lengvesnę tam, kad pigiau kainuotų transportavimas, kas sudaro didelę plokštės kainą, nes didelis svoris reikia toli vežti. Ta atspari plokštė, kuria 12 kg į kvadratą, o paprasta balta plokštė? Apie 8,5 kažkur. Tai yra gipsas tas pats, tik tai į jį įpučia, kaip sakai, oro, ar? Deda, kitaip sakant, įdėkim muilo ir atsiras burbuliukai ir jie padarys tą plokštę tankiai mažesnį. Bet atsiranda kitos problemos, kad jeigu daug burbuliukų, tada stiprumas lenkimui pradingsta. Tai labai sunku išlaviruoti, kad ta plokštė būtų... Žodžiu, plokštė turi atitikti standartą. Aš esu matęs, tik nežinau, dabar tiksliai nepamenu kur, bet kad pas amerikiečius išvis gamina vos ne 4 kg į kvadratinį metrą gipsą. Ar gali taip? Kiek esu girdėjęs, tai lengviausia kažkur yra apie 5 kg. Ypač per filmus, kai rodo, kad sienos gal dar nuo storio, jeigu ten, tarkim, standartiškai 12,5 būna plokštė, bet gali būti ir 6 mm, ten 9,5. Automatiškai tas ploto, tas svoris yra lengvesnis. Taip pat pati plokštė yra lengvesnė. Tokia Norvegijoje, ten jie stengiasi padaryti, man atrodo, turi irgi apie 6 ar 7 kg tam, kad jiems reikia vežti labai didelius atstumus. Tarkim, jeigu ten nuo Oslo į šiaurę, tai ten keli tūkstančiai kilometrų. Tai būtent tam, kad daugiau tilptų į mašiną pakrauti, daro ją kuo lengvesnė. Bet aišku, ji turi atitikti tą standartą. Standartiniai plokštė reikalavimai minimalius lenkimui, viena kryptim, kita turi atitikti. Tai sunku ją padaryti. Kaip ten sakydavo, paprasta ar sunkia plokštę padaryti yra labai lengva. O lengva plokštė? Yra sudėtinga, kaip ir minėjau, dėl tų pačių burbuliukų, nes proceso metu jie pakyla į viršų. Tarkim, jeigu ten kažkas nepavyksta ir tada prie krašto atsiranda purėtumas ir automatiškai stiprumas lenkimui sumažėja ženkliai. Tai tos technologijos reikia ten. Ką reikia tikrinti pas skirtingų gamintojų gipsas, yra? Kainos labai panašios. Ką
į kurį parametrą reiktų žiūrėti, kad suprastum, kuris geresnis, kuris ten netoks geras? Nu, apie pačią tą plokštę, aš manau, kad jeigu ten visas plokštės, kurios atvežamos į Lietuvą, jos turi atitikti tą EN 520 standartą, taip vadinamą gipso standartą, tai ten jos bus labai visos panašios. Čia, sakau, gali tik skirtis briauna. Vienam patinka su vienokiom briaunom dirbti, kitam su kitokiom. Aišku, tankį reikia žiūrėti. Tas tankis, jeigu sunki plokštė, vėlgi sunku nešti ir dar būna, kai plokštė, pavyzdžiui, jeigu daroma plokštė padintos atsparumo smūgiams, ją pridedama yra ir plaušo, būtent, kad paviršių tą surišti, tai jinai yra padinto atsparumo ir lenkimui. Automatiškai transportuojant mažesnė rizika, kad jinai sulūš. O pavyzdžiui, jeigu ten paimti plokštę, kuri yra sunki, bet neturi tų plaušų viduje, na, jinai ją nešant, tarkim, transportuojant laiptais dar kažkur, gali paprasčiausiai greičiau sulūžti. Aišku, tokie, kaip mes, kaip mūsų konkurentai rimtesni, mes turim tas sistemas, gal daugiau reiktų atkreipdėmėsi į pačią tą sistemą ir sistemos išpildymus, kokie yra priedai, kokias plokštės, varžtai, profilių skardos storis, tai nereikėtų gal žiūrėti į tą vieną gipsą. Tai reiktų žiūrėti į visumą.